Šokių pinė. Galit paplot, pasimokyti, nes čia reikės daug aplodismentų. Šokis tai poema, o kiekvienas judesys tai žodis. Linkiu šiandien visiems jums perskaityti mūsų nuostabę, didelę, kupiną šilčiausių žodžių ir svarbiausia – bendrą šokių poemą. Tegu kiekvienas judesys, kiekvienas žingsnis, sukinys paglosto jūsų širdis ir nuveda į nuostabų šokio pasaulį. Kiekvienas tautas stengiasi išsaugoti savo senasias tradicijas, jas puoselėti iš kartos į kartą. Šiems žmonėms rūpi tautinis menas, brangus senolių palikimas ir didelis noras šokti. Tai rodo, kad vyriausiųjų šokėjų pėdomis žengia gan didelis būrys jaunesniųjų, ką šiandien ir išvysime. Bet prieš pradėdami koncertą sveikinimo žodį tarti kviečiame Varėnos rajono savivaldybės vicemerą Alvydą Verbicką. Labą dieną visiems gausiai susirinkusiems. Iš tikrųjų, aš labai džiaugiuosi, kad jūs nepabūgot tokio baisaus ir blogo oro ir tokios pūgos. Supratot, kad šūlėje eilinį kartą nepataikė, ne? Nu, nepataikė. Šviečia saulė ir pas mus pavasaris. Tai tikrai džiaugiuosi, kad jūs visi atvykot būtent jau 16 tokį mūsų tautinio ir šiuolaikinio šokio festivalio. Ir man, žinote, šis pavadinimas primena, iš tikrųjų gal net neprimena, įsivaizduoju tokią žavingą, gražią moterį, su tokiom ilgom kasom, kurios kasos taip supina. Čia šalia eina tautinis šokis, čia dabar modernus šokis. Ir ta dama, nu, jinai tokia, nesupykit, žemaičiai, aukštaičiai, nu tokia dzukelka graži gaunasi. Tai vat ir noriu tą vieną dzukelką pasveikinti. Būtent Ramunė, kuri jau 16 metai šį festivalį įgyvendina. Va, Ramunė. Dar daug 16. Na, o visiems noriu palinkėti geros nuotaikos ir bendrystės. Ir visus kviečiu susitikti dar gausesniam, būryje, birželio 7 dieną. Čia Varėnoje vasario 16, mūsų legendų parke. O kas ten bus, vietiniai žino, o kas atvykę ir svečiai, sužinokit patys. Tai geros nuotaikos jums. Dėkojame už sveikinimus. Šį vakarą pamatysime įvairių šokių stilių šokius. Sakoma, jog pradėti šokti niekada nevėlu, o kur baigėsi žodžiai, prasideda šokiai. Šventę pradėsime liaudiškais šokiais ir pirmieji pasirodys mūsų jauniausiai, mažiausiai šokėjėliai. O dabar scenoje išvysite Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos tautinių šokių kolektyvą Viltukas, kuris skaičiuoja jau 28 metus. Jame šoka mokiniai nuo 7 iki 18 metų. Ir jis yra respublikinių tautinių šokių konkursų laureatas ir prizininkas. Visų pasaulio lietuvių ir moksleivių dainų švenčių festivalių ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje dalyvis. Per 28 metus Viltukas sėkmingai atstovavo Lietuvai tarptautiniuose folkloro festivaliuose bei koncertinėse kelionėse Čekijoje, Lenkijoje, Vengrijoje ir daugelį kitų šalių. Ir Viltukas pašoks net 2 šokius – Barborytė ir Čiulkinys. Kolektyvo įkūrėja ir meno vadovė Jūratė Urbanienė. Pasižiūrėkim.
Vaikų ir jaunimo centro Hobivers šokių ansamblis Ugnelė. Šis šokių kolektyvas jau antrą kartą šokių pynėje. Ugnelė sako, lietuviškas šokis, daina ir muzika yra kertiniai akmenys, ant kurių statome tautinę tapatybę. Mums jie yra kelias į svajonių išsipildymą, meninių vizijų įgyvendinimą ir pasaulio tyrinėjimą. Mums ši veikla tai galimybė įgyvendinti savo svajones, ugdyti kūrybiškumą, pažinti pasaulį bei skirtingas kultūras. Ugnelė pašok šokį, supkit mane, kolektyvo vadovė Ramona Lapėninė. Varėnos kultūros centro liaudiškų šokių grupė Vaivora, kuri jau skaičiuoja 3 gyvavimo metus. Jai vadovauja Ramunė Butkienė. Dar jaunas kolektyvas, tačiau žinomas Varėnoje, Lietuvoje ir už jos ribų. Kolektyve šoka įvairių specialybių moterys, tačiau visos mylinčios liaudišką šokį. Šokis tai atsipalaidavimas, geras laisvalaikio praleidimas, emocijų išreiškimas per judesį, geros nuotaikos užtaisas, tai tarsi antra šeima. Šokis kaip kava sukelia priklausomybę. Šokis tai spaudžiantys bateliai, krentantys sijonai ir plati šypsena. Vaivora pašoks šokius, pinoklėlis ir girnelės. Gero žiūrėjimo. Con
gerai žinomas šokėjus Varėnoje ir už jos ribų. Tai Varėnos švietimo centro šokių studija Mikitukas. Kolektyvo ištakos siekia 1992 metus. Iš 20 mažųjų šokėjų, pradėjusių nedrąsius šokių abėcėlės žingsnius, jis išaugo į didelę šeimą ir šiandien siekia per 70 jaunųjų meno mėgėjų. Nuolat koncertuodamas savo pasirodymais, Mikitukas džiugina ne tik Varėnos Respublikos, bet ir užsienio šalių žiūrovus. Nuo 92 metų kolektyvas visų organizuotų respublikinių moksleivių ir pasaulio lietuvių švenčių, daugelio festivalių įvairiuose miestuose dalyvis. Aplankyta daugiau nei 25 šalis ir kai kurios net keletą kartų, o kolektyvas džiaugiasi savo turimomis tradicijomis, stovyklomis, krikštynomis ir jie sako, mums gera gyventi ir būti kartu visų kartų šokėjams. Studijoje Mikitukos vadovės Jolanta Pranciulienė ir Sigita Markevičiūtė Švedė. Mikituko šokėjai pašok šokiai žemėje Lietuvos. Chamando o tempo
talpins suaugusiųjų šokių kolektyvai. Tai Druskininkų kultūros centro Viečiūnų laisvalaikio salės vyresniųjų liaudiškų šokių grupė Avilys ir Varėnos kultūros centro senjoro liaudiškų šokių grupė Kadagys. Dabar trumpai apie kolektyvus. Druskininkų kultūros centro šokių grupė Avilys susibūrė daugiau kaip prieš 40 metų. Pirmasis kolektyvo vadovas buvo Antanas Jarmala, o nuo 1987 metų šiam kolektyvui vadovauja Indrė Čaplikinė. Avilio kūrybinis kelias ilgas ir prasmingas. Kolektyvą jungia didelė meilė liaudies šokiui. Išmokta daug šokių, koncertuota užsienyje ir Lietuvoje įvairiausiuose festivaliuose, koncertuose, bei dalyvauta 7 Lietuvos dainų šventėse. Šokis suburia tūkstančius. Žiūrint į šokančius ir pačiam šokti, tai visiškai skirtingi dalykai. Galimybę pajusti šį skirtumą gali tik tas, kas pats šoka. Avilys pašoks 2 šokius, Dainių Kadrilis ir Minjonas Šiaučiukas Kriaučiukas. Taip pat šoks senjorų liaudiškų šokių grupė Kadagys, kurį Varėnos žiūrovas puikiai pažįsta. Kaip kolektyvas sako, esam didelė šeima, kuri patiria daug džiaugsmo, šypsenų, juoko, nusivylimo, kartais ir skausmo. Tačiau kolektyvas šoka ir tobulėja. Šokių kolektyvo vadovė Ramunė Butkienė. Kadagio šokėjai pašok šokį, tu Lietuva, tu mana. Kartu su Avilio ir Kadagio šokėjais dar kartą išvysime ir Vaivoros šokėjus su šokiu Muštokinė. Pasižiūrėkim.
amžiais tradicijas. Nuoširdus ačiū šokėjams ir jų vadovams už bendrystę ir meilę liaudiškam šokiui. Prieš pradėdami antrąją dalį norime padėkoti šventės rėmėjams, tai uždarai akciniai bendroviai Varėnos pienelis, galima paploti, Laimai ir Juozui Levotoms.